Ar žinojai, kad GTA 5 įėjo į istoriją ir sumušė pasaulio Gineso rekordą kaip daugiausiai uždirbęs pramogų pasaulio produktas? Jie per dieną uždirbo 800 milijonų dolerių. Per dieną! Kosmosas! O per 3 dienas jie uždirbo milijardą. Kad jau 25 metais išeis GTA 6, tai gal galima biški daugiau faktų apie GTA 5. Šitas žaidimas yra antras pasaulyje pardavęs daugiausiai kopijų, su 205 milijonais parduotų kopijų. Ir vienintelis žaidimas, kuris pardavė daugiau, tai yra Minecraftas su 300 milijonų. Bet jeigu žiūrėti į top 5, tai pirmoje vietoje Minecraftas, antroje vietoje yra GTA 5, tada eina Wii Sports, kas iš vis jo žaidžia, tada eina PUBG ir galiausiai Mario Kart. Šį patį GTA 5 pastatyti kainavo apie 250 milijonų, tai atsipirko keturgubai per 3 dienas. Šiaip įdomu, kad GTA 5 yra daugiausiai uždirbęs pramogų pasaulio produktas. Tai yra jokia knyga, joks filmas nėra uždirbę daugiau negu GTA 5. Ir šiandien Rockstaras yra uždirbęs 8,5 milijardo dolerių vien iš GTA 5. Vien GTA Online dėka Rockstaras uždirba per metus 911 milijonų, tai yra 2,5 milijono per dieną, arba 104 tūkstančiai per valandą, bent jau 21 metų statistikos duomenimis. Žinojat, 100 tūkstančių per valandą. Per valandą, Karlai. Jeigu nežinojai šitą faktą, pasidalink su draugu ir paklausk jo.